Jūs matėt, mūsų dramblys gyvas, jis juda. Reiškia, emocijos yra gyvos. Puiku. Tai aš tiesiog bandysiu kažkaip įsitalpinti. Na va, labai gerai. Kodėl mes kalbam apie emocinį intelektą ugdymo įstaigose? Iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėtume visų pirma istoriškai, tai ko gero iki 20 amžiaus vidurio, koks darbuotojas buvo pats patraukliausias bet kokioj, nežinau, bet kokioj įstaigai, bet kokioj įmonėje. Tas, kuris turėjo fizinės jėgos ir ištvermės, tam, kad galėtų kasti, nešti, vilkti. Tiek vyras, tiek moteris, kuo geriau, stambiau sudėtas, kuo ištvermingesnis, tuo jis patrauklesnis kaip darbuotojas, nebejotinai. Tai buvo patraukliausia savybė atrenkant į darbą. Atėjus pramonės revoliucijai, iš tikrųjų, atsiradus naujiems įrengimams, technologijoms, galų gale kompiuterinėms technologijoms, staklėms, mechanizmams, poreikis raumenų jėgai sumažėjo gerokai. Atsirado poreikis smegenų jėgai. Kuo protingesnis darbuotojas, tuo jis patrauklesnis. Ir iš tikrųjų, atrenkant darbuotojus, ko gero, į bet kurias pozicijas, bet kurioje įmonėje yra sukurta aibė visam pasaulyje daugybė intelekto vertinimo metodikų, specifinių gebėjimų vertinimo metodikų, tai yra intelekto vertinimo metodikų. Ir ilgą laiką, iki 21 amžiaus pradžios, ką darėm, tai treniravom tą savo protą, savo intelektą. Patrauklus mokytojas tas, kuris kuo aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, kuo daugiau seminarų prilankęs, prisiskaitęs, apsimokslinęs, išklausęs. Ir atrodo, tai yra kuo daugiau, tuo geriau. Ir štai kažkas visam pasaulyje, nuo 21 amžiaus pradžios, koks 20 metų, tiek ir mokykloje ateina toks supratimas, kad čia kažkas ne taip. Kad tie pažymėjimai, tie diplomai dar nelaiduoja sėkmės. Kuo mes daugiau keliam kaip pedagogai kvalifikacinės kategorijas, ryšio ir koreliacijos nelabai yra su mokinių pasiekimais, stebite, kad jie mažėja. Ko gero. Kažkas čia vyksta ne taip. Ir ko gero atsiranda poreikis dabar kitiem dalykam. Būtent emociniam intelektui, emociniams, socialiniams įgūdžiams. Žmogaus reikia. Žmogaus mokančio bendrauti, žmogaus mokančio perteikti, išklausyti, užmegzti ryšį, nes apskaičiuoti nebereikia, mums to proto, yra mašinos, yra išmanios technologijos, jos tą gali daryti. Tai toks istorinis kontekstas. Iš tikrųjų gyvenime, ką mes darom, sakykime, mokyklose, šito švietimo sistemą, bet kuri įstaiga švietimo, ar švietimo pagalbos, ar ugdymo įstaiga, ko gero rašydama savo planus, tiek specialistai atskiri, tiek mokytojai, klasių vadovai, tiek įstaigos, ką mes rašom vieną iš pagrindinių tikslų. Ieškoti naujų bendradarbiavimo formų su tėvais. Tarsi tėvai būtų kažkokia nauja, keista biologinė rūšis, su kuria reikia ieškoti naujų formų. Kaip ateiti iš Nibirų planetos. Ar ne? Ir ieškom misijuose, Bet yra šiek tiek kitaip. Jeigu būtume atradę tas formas, nesikuistumėme juose, tai būtume, manau, viršutiniai dešinioji pozicijoje. Tai yra toj pozicijoje, kai visi laimi, kai visi patenkinti. Agnės tyrimas tada rodytų, kad patenkinti ir bendravimu, ir atvirumu visi. Ir tėvai, ir mokytojai. Bet taip nėra. Iš tikrųjų, turiu gana nemažai patirties vedant seminarus, užsiėmimus vaiko gerovių komisijom. Teko vesti savivaldybių vaiko gerovės komisijoms. Pastaraisiais metais nemažai apvažiuota savivaldybių vesta. Vedžiau seminarus mokyklų vaiko gerovės komisijom. Ir ką iš tikrųjų pastebėjau, nepaisant to, kad mes stengiamės, planuojame kuo daugiau čia plėsti tą bendradarbiavimą, yra visai kitos trys pozicijos, kurios yra apatiniai eilutėj arba viršutiniai kairioje. Tai yra arba mes priimame nuolankumo poziciją, priklausomai nuo to, kas tie žmonės, kas tie partneriai, su kuriais bendraujam. Jeigu jie kažkokie aukštesnio socialinio statuso, mes iškart priimam nuolankumo poziciją. Arba bejėgiškumo. Ir ką čia be padarysi? Ir kaip čia beispręsi?
arba kaip kartais pasyviai arba aktyviau agresyvę, tokią puolančiąją, teisiančiąją, smerkiančiąją poziciją. Jie neatsakingi. Tėvai neatsakingi, nesirūpina savo vaikais, išmeta į švietimo sistemą, į mokyklą, mes turim juos išauklėti, o tėvai gali galvoti atvirkščiai, ar ne? Jie užsisėdo. Ir apie ką čia mes kalbam? Iš tikrųjų, mes čia kalbam apie emocinį intelektą, apie dvi dimensijas, du emocinio intelekto indikatorius. Tai yra savigarba. Pagarba savo, meilė savo kaip mokytojui, kaip žmogui ir pagarba kitam žmogui, ar ne? Jeigu aš jaučiuosi žemos, save jaučiuosi prastai, jaučiuosi niekam tikęs, tačiau kitas yra aukščiau manęs, be abejo, aš priimsiu nuolankumo poziciją. Jeigu aš manyčiau, kad aš niekam tikęs ir jis niekam tikęs, jausiuos bejėgis. Ir jeigu aš galvosiu, kad, aš tai šiaip ar taip mokytojas viską išmanau, o jie kažkokie netokie, vaikai ar tėvai, tai bus agresyvioji puolančioji pozicija. Ir tai kalba apie emocinį intelektą. Ir aš minėtame Irmos pilotinėme tyrime dirbau su 4 įstaigom ir taikiau Styvo mokymo programą 4 įstaigų darbuotojų. Ir kodėl aš ją taikiau? Tai iš tikrųjų gana ilgai jau eina tas suvokimas, kad čia yra kažkas ne taip mūsų sistemoje, mūsų mokykloje, mūsų švietimo sistemoje. Ir kažkas, ko gero, ne taip yra su mumim pačiais. Ir Styvo mokymai buvo vienas iš variantų. Aš nesakau, yra daugybė kitų variantų. Aš iš tikrųjų esu realistė ir visada iš pradžių žiūriu skeptiškai. Taip ir Styvą iš pradžių žiūrėjau skeptiškai, ir galvoju, ir ką? Ir ką Didžioji Britanija gali mus pamokyti, ko mes čia dar nemokam. Bet nenusivyliau. Ir tą rodo rezultatai. Tuos mokymus perkėliau čia, į mūsų mokyklas, tiksliau dirbau daugiau su ikimokyklinio ugdymo įstaigom. Ir buvo 67 pedagoginiai darbuotojai, su kuriais dirbau. Įvertinau jų emocinį intelektą arba emocinius socialinius gebėjimus prieš mokymus ir po jų, tai yra praėjus metams. Ir ką gavome? Gavome, kad įvyko didžiuliai asmeniniai ir taip pat organizaciniai pokyčiai, klimato, etoso pokyčiai. Įvertinus prieš mokymus, žemiausi rodikliai buvo gauti iš visų 17 emocinio indikatorių, tai 5. Pirmas – savivertė, čia jūs matot visus 17 indikatorių ir mėlynasis stulpelis – tai indikatoriaus įvertis prieš mokymus. Žalesis vertikalusis brūkšnelis rodo, tarsi vidurkį. Tai kaip matot, mes jaučiamės prasčiau nei vidurkis. Mūsų savivertė yra žema. Ar galima pagirdyti ištroškusi iš tuščio indo, jeigu tu pats jautiesi žemiau žolės? Kaip tai yra sudėtinga be galo gyventi bet kokias prevencinės programas. Normaliai bendrauti, užmegzti santykius tiek su tėvais, tiek su vaikais, jeigu tu jautiesi būtent taip. Toliau balansas, konfliktų valdymas, atvirumas, ką jau ir minėjo Agnė, konfliktų sprendimas. Ir aš šitų mokymų metu, kuriuos vedžiau, dirbau su tais pagrindiniais indikatoriais. Tai yra su savivertė, streso, konfliktų valdymu, pusiausvyros atstatymu ir atvirumu. Ir kokie gavosi rezultatai? Nors dirbau tik su tais 5 indikatoriais daugiausia, tačiau įvertinus pastebėjau pažangą visose indikatoriuose. Tai yra neišvengiamai pasikeitė ir kitos emocinio intelekto dalys. Patys didžiausi pokyčiai savivertės, kas iš tikrųjų buvo stebinti ir vizualiai mokytojus, pedagoginius darbuotojus. Nušvitęs veidas, šypsena, išlaisvėję patys rašė savo atsiliepimuose. Toks jausmas, kad kažko atsikratėm, kažkokios naštos. Kažkas leido iš vidaus kažkokią šviesą iškelti, pasijausti žmogum, vertingu, svarbiu. Ir tai iš tikrųjų atpalaiduoja. Pozityvumas, balansas ir kaip buvo labai keista, bendradarbiavimas. Kita vertus nekeista. Jeigu tu pradedi pozityviau vertinti save,
ramiau žiūrėti į save, jeigu tu pradedi labiau gerbti kitą. Tai natūraliai štai ir programa, štai ir priemonės, kaip keisti bendradarbiavimą su tėvais ar kitais ugdymo proceso dalyviais. Pamilt save. Įsigilinti save. Ir jeigu taip apibendrinus, tai ką davė šitiem mokymai, kokius pokyčius dalyviuose, tai pirmiausia intrapersonaliniai arba vidiniai. Nuostatų komponentas keitėsi. Keisti nuostatas, puikiai žinot, yra labai sudėtinga. Mes galim kažkokio išmokti įgūdžio, elgesio. Tas yra paprasta. Bet tai, kas susiklostė nuo pat tavo, nežinau, gimimo momento, tai, kas susidėjo kažkur giliai pasąmonėje ir limbiniai sistemai ar dramblyje, visą tai pakeisti labai sudėtinga. Šitie mokymai leidžia. Išaugo savivertė. Žmonės pradėjo gyventi tai pagal savo vertybės, taip kaip jie nori gyventi, ar ne? Keitėsi elgsena. Begalinis pozityvumas atsirado iš tikrųjų. Gebėjimas atrasti pusiausvyrą tarp darbo ir namų, tarp savęs ir kitų, gebėjimas geriau valdyti stresą, būti savimi, valdyti pokyčius, kurių švietimo sistemoje yra ko gero be galo daug, čia mes kaip diena, taip naujiena. Be vidinių pastebėti iš tikrųjų ir organizaciniai arba intrapersonaliniai pokyčiai, ganėtinai ryškus. Atsirado daugiau pasitikėjimo, bendravimo kolektyve. Šiaip ar taip, tai yra žmonių kolektyvai ir labai dažnai daug būna ir intrigų ir dar kažko. Taip, atvirumo, pasitikėjimo, pagalbos vienas kitam ir svarbiausiai pokytis numeris 1 – bendradarbiavimas. Išaugus savigarbai, pradėjus gerbti kitą, be abejo, pasikelia ir šitas indikatorius. Tai tik tai vienas iš aspektų. Ar ne? Bendradarbiavimas su kitais. Tik vienas iš emocinio intelekto įgūdžių. Kalbant apie šitos programos įgyvendinimą, tai kuo ji yra gera? Ji yra gera tuo, kad tai yra pati pirmoji, ko gero, prevencinė programa mokytojai. Tai yra tik mokytojai pirmiausia. Jo savivertei, jo savijautai, jo gyvenimo kokybei pakeisti, pakelti, save išlaisvinti. Tai yra tikrai naujiena. Antras, šita programa yra holistinė, tai yra visa apimanti, galbūt eklektiška. Joje surinkta viskas, kas yra geriausia. Ir šiai dienai jie remiantis, aš galiu tiesiog naujai įgytas žinias tiesiog sudėti toliau, pildyti kaip stalčiukus į tą pačią teoriją. Ir jinai yra neabejotinai veiksminga. Iššūkiai. Kas gali būti sudėtingai gyvendinant šitą programą? Tam reikės laiko. Tikrai tai neįmanoma išmokti per vieną seminarą, nusiteikti metams, o gal ilgesniam laikotarpiui. Tam reikia pastangų, tam reikia įdėti darbo, asmeninio, savo. Ne, tikėtis, kad pasėdėsiu, užsirašysiu, užsikonspektuosiu ir išeisiu nušvitęs, laimingas. Nelabai pavyks. Taip, laiko, energijos, tam reikia pageidautina vadovų pritarimo. Iš tikrųjų, tada tikrai akivaizdesni rezultatai, organizacinė prasme. Ir tam reikia didelio noro. Ir iš tikrųjų, rezultatai yra įspūdingi. Rekomenduoju.